Filosofijos istorijoje žingsnis nuo Platono prie Aristotelio žymi ryškų perėjimą nuo abstrakčių idėjų prie realaus pasaulio. Sutinkame Aristotelį, mąstytoją palikusi unikalią žymę vakarų civilizacijos mąstysenos istorijoje. 18-metis Aristotelis savo mąstytojo kelią pradėjo Platono akademijoje, kurioje burdavosi šviesiausio to laikmečio Graikijos protai. Ten jis turėjo galimybę susibičiuliauti su svarbiausiu Graikijos mąstytoju Platonu. Tiesa, Aristotelis pasuko kitų kelių nei Platonas. Jo žvilgsnis nuo abstrakčios idėjų realybės pakrypo link materialiosios tikrovės. Jis manė, kad tikras žinojimas ateina studijuojant pasaulį. Pasukęs šią kryptimi, Aristotelis padėjo metodologinius pamatus logikai ir mokslo tyrimams. Pažvelkime į Aristotelio idėjas iš arčiau. Pirmoji idėja – eudaimonija. Kas yra geras gyvenimas ir kaip galima jį pasiekti, klausė Aristotelis. Tai esminis jo etikos klausimas. Atsakymo į šį klausimą Aristotelis ieško nesamprotaudamas, o žvelgdamas į žmogaus tikslus realiame gyvenime. Filosofas manė, kad žmogaus tikslų grandinė negali tęstis iki begalybės. Ji turi turėti aukščiausiąjį tikslą – eudaimoniją. Šis konkretus tikslas Aristoteliui buvo tai, kas Platonui buvo abstrakti gėrio idėja. Eudaimonija, kaip ją suprato Aristotelis, yra asmens tobulumas, klestėjimas, visų jo prigimtinių galių išryškinimas. Aristotelis aiškiai pabrėžia, kad eudaimonija tai nemėgavimasis hedonistiniais kūno malonumais. Prasmingo gyvenimo siekiantis Aristotelio žmogus šią būseną pasiekia gyvendamas dorai. Tai neturtai ar garbė, kurių siekiame dėl kitų gerybių, o siekis pats savaime, aukščiausiasis žmogaus būties tikslas. Žmogui, kuris siekia patirti šią aristoteliškos pilnatvės būseną, būtina pasikliauti mąstančiąją sielos dalimi. Pagal Aristotelį, žmogus nuo kitų būtybių išsiskiria intelektualių gebėjimų, todėl siekiant patirti aukščiausiąją būtį, reikia pasikliauti būtent jie. Protingojo sielos balso padedami, pasirenkame geresnį kelią. Antroji idėja – siela ir kūnas. Platono mokinys Aristotelis kiek pakoreguoja mokytojo sielos sandarą. Platonas žmogaus sielą skirstė į 3 dalis, o Aristotelis jos dalinti nenori. Anot Aristotelio, siela ir kūnas yra nedaloma visuma. Sielos vienovę sudaro 3 sielos pakopos. Pirmoji Aristotelio sielos pakopa yra augalinė siela. Augalinės sielos paskirtis – skatinti žemiausiąją prigimties funkciją – maitinimąsi ir augimą. Tuo tarpu antrojoje pakopoje yra gyvulinė siela. Tai sielos dalis, kuri turi suvokimą. Ji dalyvauja kovoje tarp malonumo ir nemalonumo. Kaip esminė jos sudedamąją dalį Aristotelis išskiria jausmus ir impulsus. Tik šioje pakopoje prasideda psichologinė sielos veikla. Aukščiausioji sielos dalis yra mąstančioji siela, kuri būdinga tik žmogui. Protas yra aukščiausias sielos sugebėjimas. Jis pažįsta ir būtį, ir gėrį, todėl vadovauja žmogaus sprendimams. Atsiribodamas nuo Platono sielos sandaros arba hierarchijos, Aristotelis žmogaus sielą suformulavo kaip vienį. Protas yra sielos vedlys, lydintis žmogų per gyvenimą, artinantis prie doros ir atitolinantis nuo klystkelių. Taip formuluodamas žmogaus sielos sandarą, Aristotelis psichologinės minties istorijoje padeda aiškius etikos pamatus. Žmogaus protas nėra tik viena iš 3 sielos dalių, o ji yra pagrindinė ir svarbiausia dalis. Protas leidžia siekti aukščiausiojo gėrio ir realizuoti savuosius gebėjimus. Tai naujas požiūris į žmogaus prigimties keblumą ir doro gyvenimo kelią antikoje. Trečioji idėja – Aristotelio etika. Aristotelis veikale Nikomacho etika iškelia žmogaus išminties ir dorybės svarbą. Etiško gyvenimo normas Platonas kildino iš idėjų pasaulio, o Aristotelis teigia, kad žmogus egzistuoja tikrovėje, todėl normas reikia kildinti iš realios žmogaus prigimties. Todėl dorybė įkūnija neįsivaizduojamas idealas, o gyvas, gero ir išmintingo žmogaus pavyzdys. Aristotelis suprato, kad žmogaus prigimtis yra sudėtinga, o visi jo poreikiai turi būti tenkinami. Būtent todėl žmogus turi veikti praktiškai,
Svarbiausia – veikti protingai ir gyventi laikantis etinių dorybių. Dorybę Aristotelis apibrėžia kaip sugebėjimą laikytis vidurio. Tai vadinamoji vidurio doktrina, pati garsiausia Aristotelio etikos teorijoje. Vadinamasis Aristotelio vidurys – tai vidurys tarp bailumo ir įžūlumo, kurį vadintume drąsa. Viduriu taip pat laikytume dosnumą, kuris atsiduria tarp išlaidumo ir šykštumo. Anot Aristotelio, kiekvienoje srityje galima ir reikia siekti atitinkamo vidurio. Toks požiūris į dorybę atitinka proto reikalavimus, kurie išryškinti Aristotelio etikoje. Racionalumas yra Aristotelio etikos pagrindas. Ketvirtoji idėja – meno svarba. Platonas manė, kad menas tėra tikrovės imitacija, turinti žalos žmogaus pasaulėvokai. Aristotelis sutinka, kad menas yra imitacija, bet šioje imitacijoje slypi gilesnė prasmė. Jis atkreipia dėmesį, kad mene glūdi žmogiškosios prigimties gelmė. Aristotelis daugiausia dėmesio skyrė senovės Graikijoje vyravusiai tragedijos formai. Jis manė, kad tragedija turi valomąją galią. Iš graikų kalbos žodis katarsis reiškia išsivalymą. Vadinasi, tragedijos veikėjų reiškiama baimė, gailestis ar pyktis šiuos jausmus stebėtojai apvalo. Todėl geras menas Aristotelio akimis kuria emocinę žmogaus gerovę. Aristotelis išskiria tragedijos herojaus klystkeli arba lemtingą klaidą. Tai esminė tragedijos dalis. Kai suvokiame, kad Viljamo Šekspyro herojus Hamletas suklysta ne dėl blogos prigimties, o dėl smulkių klaidų, giliau susimąstome apie žmogaus gyvenimo kelius. Svarstydamas apie įvairias meno formas, Aristotelis priėjo prie išvados, kad menas moko. Anot jo, meno paskirtis padėti reflektuoti gyvenimą. Žvelgdami į meno kūrinius, stebėtojai gali saugiai tapatintis, apmąstyti ir įgytas pamokas taikyti kasdienybėje. Ši Aristotelio idėja aukština meno svarbą kultūroje. Menas Aristoteliui tai būdas susimąstyti apie žmogiškąją būtį bei praturtinti patirtį. Menas yra neatsiejama individo ir visuomenės gyvenimo dalis. Aristotelis mąstytojas užbaigė senovės Graikijos minties tradiciją. Jo idėjos suformulavo logikos pagrindus, iškėlė mokslo svarbą, o praktinė filosofija šios dienos žmogui primena, kad geras gyvenimas slypi mūsų įpročiuose. Nors Aristotelis užbaigė senovės Graikijos minties istoriją, kelionė idėjų istorijos keliais dar tik įgauna pagreitį. Jeigu atrodo, kad šis kelias yra vertas dėmesio, kviečiame palaikyti kanalą smalsiai, dalinti savo įžvalgomis ir pastebėjimais. Prisijunkite prie smalsiai idėjų kelionės, kurioje aptarsime šviesiausias idėjas, transformavusias mūsų gyvenimą ir mąstymą.